Simonai magė, niekšai jo pasekę, kurie net Dievo dovana šventas išmainėte nuo godolio pakę. Į aukso ir sidabro monetas, lai apie jūs trimitas mano aidi šio trečio griovio peržengiant valdas. Skaitau dieviškąją komediją ir Dantė savo dieviškosios komedijos 19 giesmėje žengia į 8 pragaro ratą arba 8 pragaro rate eina į 3 griovį, kurioje jis iš karto įvardina yra Simonas magas. Ne visi jūs esate susipažinę galbūt su Biblija, o gal ir esate susipažinę. Simonas magas, taip vadinamas, yra randamas Apaštalų darbų knygos 8 skyriuje ir apie tai mes prie to grįšime. Bet Dantė čia kalba apie, kas tas Simonas magas, labai trumpai. Iš šito žmogaus vardo kildinamas netgi visas nuodėmės apibrėžimas arba visa nuodėmės industrija, aprašymas nuodėmės industrijos. Ir net nežinau, kaip pavadinti geriau. Industrija atėjo tokia mintis, nes iš tikrųjų iš šito vardo kildinama žodis simonija. Nežinau, ar esate girdėję. Tai įprotis arba tradicija pirkti dvasinės pareigas, bažnyčioje pareigas už pinigus. Tai simonija. Ir čia 19 giesmėje Dantė mato visus tos žmonės esančius, kurie užsiėmė tą dvasinę prekybą, tai pavadinkime. Tai aš Mindaugas Pikūnas, kas dar nežinote, čia Šventas laikas kanalas. Mes nagrinėjame Bibliją ir kaip palydovas šį sezoną aš pasiėmiau Dantę ir jo dieviškąją komediją tam, kad pasigilinti į tam tikras temas, kurias nagrinėja Dantė, bet tuo pačiu pasižiūrėti, ką apie tai kalba Biblijoje. Galbūt jums tai nebūtų aktualu, simonija, ar ne? Jūs nieko nežadate pirkti arba parduoti. Bet manau, kad tas simonijos virusas, pabandysime pasižiūrėti, o kur jį galima rasti šiandien. Ir iš karto prieš pradedant noriu pasakyti, kad nuo šio įrašo, nuo šiandien noriu pradėti kai ką naujo. Kai kurie iš jūs esate mano rėmėjai per Contribui platformą ir aš esu jums dėkingas, tai noriu jums pasiūlyti šito pasidalinimo pabaigoje ypatingą tik tais jums skirtą turinį. Koks tai bus, tai galėsite sulaukti iki pabaigos, aš pasakysiu, apie ką norėsiu kalbėti. Bet nuo šiol kiekvieną kartą turėsiu tokį bendrą pasidalinimą iš Biblijos, bet kažką tai giliau arba kažką tai praktiškiau norėsiu skirti tiems žmonėms, kurie, kaip grąžą kažkokią, tai tiems žmonėms, kurie yra šio kanalo, šios tarnystės rėmėjai. Tai gerai, einame pirmiausia prie konteksto, apie ką čia kalba Dantė. Iš tikrųjų, Dantė, aš jau nekartą sakiau, kad Dantės vaizduotė yra neįtikėtina. Čia jisai mato, eina į tą, atsiprašau, dar nesu pilnai pasveikęs, bet Dantė eina į šitą pragaro griovį, tai pavadinkime, ir ką jisai mato, nuo aukšto tilto jisai mato skylės. Skylės, daug skylių. Ir ką jisai mato, iš tų skylių kyšančias kojas. Visas kūnas įkritęs į tą skylę, bet iš viršaus, kyšo kojos. Ir tos kojos yra basos ir tas kojas kaitina liepsna. Svyla padai, taip galima būtų pasakyti. Tokia jų kančia. Ir prieina jisai prie vienos, susidomi vienu žmogum, prieina prie vienos skylės, iš jo kyšančios blauzdos, degantys padai ir pasigirsta balsas. Pasirodo, ten yra Mikalojus III popiežius. Čia Dantė labai kritikuoja, pats būdamas katalikas, kritikuoja bažnytinę praktiką pirkti bažnytinės pareigas. Ir ten Mikalojus III. Ir jis apsipažįsta, jisai galvoja, kad kitas popiežius jau krenta į tą skylę. Ir kaip viskas vyksta, begalės tų skylių, ateina naujas pražuvėlis, jisai krenta į tą skylę ir tas žmogus, kuris buvo toje skylėje su degančiais padais, leidžiasi žemyn, taip kaip į kažkokią į kažkokį vamzdį, taip jie ir praleidžia toj įsivaizduojamai, simboliniai amžinybei, pragare savo dienas. Ir pas juos užsimesga pokalbis
Ir čia netgi Dantė ir klausia jų, to popiežiaus, sako, sakyk tu man, kai viešpaties ranka raktu šventajam Petrui patikėjo, ar pelno geismas temdė jo mintis. Vien sek paskui mane jisai kalbėjo. Nei Petras, nei kita skaisti širdis neprašė jokio atpildo iš mato, tada, kai judo vieton sėdo jis. Čia Dantė lyg ir sako, tu apie pinigus galvojai, primdamas savo pareigas, bet net Petras, čia mes žinome tą katalikišką tradiciją, kad Petrui buvo patikėti dangiški tie vartai, raktai nuo dangaus raktai buvo patikėti. Aišku, aš nesigilinsiu į teologinę, ar iš tikrųjų taip yra, ar taip nėra, bet Dantė yra savo tradicijoje ir jisai sako, tai kai Dievas pažadėjo, kai Jėzus pažadėjo Petrui tokią privilegiją, ar jisai galvoja apie tai, kiek jisai uždirbs iš šito dalyko. Ir kai Matas į Judo vietą sėdo, mes žinome Apaštalų darbų knygoje, buvo metami burtai, nes Judas išdavė Jėzų, nusižudė, į jo vietą buvo parinktas Matas, jisai negalvoja apie pelną, kurį gaus. Jie galvoja apie tai tarnystę, kurią jie darys ir apie tai, apie viešpaties pašaukimą, sek paskui mane. Tai matome 19 giesmėje, Dantė kritikuoja bažnytinę tradiciją šitą, bet aš noriu eiti prie Biblijos apie tą Simoną Magą. Apie jį rašoma Apaštalų darbų knygos 8 skyriuje. Ir 8 skyriuje yra pasakojama apie Pilypą, kuris eina į Samarijos miestus ir skelbia Evangeliją su ženklais, su stebuklais ir su galingu pamokslavimu, skelbimu apie Dievo žinią. Ir sako, Samarijoje, mieste, aš skaitau nuo 9 eilutės, buvo vienas žmogus vardu Simonas, tai būtent tas Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esą nepaprastas. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėję Pilypų, skelbiančių gerąją Dievo karalystės naujieną ir Jėzaus vardą, jie ėmė krikštytis, vyrai ir moteris. Ir Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštėjęs visur sekiojo Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžiulius stebuklus, kurie dėjosi po jo akių. Apaštalai Jeruzalėje išgirdė, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė ten Petrą ir Joną, šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasią. Matyt, dar nebuvo jiems ant jų nužengusi ir jie tebebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir jie gavo šventąją dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu tiekiama dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir paprašė, duokite ir man tą galią, kad kam uždėjęs rankas ir jie gautų šventąją dvasią. Bet Petras jam tarė, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei sumanei už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šiame dalyke tu negali turėti nei mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė, melskitės už mane, viešpatį, kad man neištiktų jūsų žodžiai. Apaštalų darbų knyga, 8 skyrius, 9-24 eilutės. Taigi mes čia matome ką? Mes matome Simoną, kuris Samarijos miesto žmonių yra kone garbinamas, vadinamas didžiuojus, jisai galę tokią turi, bet jisai susiduria su kita galia, susiduria su Pilypo. Su Pilypo ateina kita galia ir jisai yra tos galios, jisai nugalėtas, paveiktas, įtikintas. Biblija nieko nesako apie tai, ar jis įtikėjo nuoširdžiai ar nenuoširdžiai. Greičiausiai, jisai susidūrė su pranašesne galia ir įtikėjo, pripažino savo galios silpnumą, kad jo galia silpnesnė. Jisai vaikščiojo, sekiojo Pilypą paskui Pilypą, stebėdamasis, kol susitiko su apaštalais ir apaštalai, aš dabar nesigilinsiu į tai, kaip čia dabar, kodėl apaštalai atėjo, dėjo rankas, tada atėjo šventoji dvasia. Apie šitos dalykus, čia tokia kaip ir atskira tema, čia šiandien aš noriu pasilikti prie tos pagrindinės temos.
Ir Simonas pamatęs, kad apaštalai turi kažkokią tai galę savo rankose, jie uždeda kažkam rankas ir šventoji dvasia nužengia ir visi mato, kad ta šventoji dvasia nužengia, kažkoks pasireiškimas matomas ir paveikus. Ir Simonas sako, žiūrėk, aš turiu pinigų, duokit ir man tą galę, aš noriu tą patį daryti. Ir Petras, jisai žodžių nevinioja į vatą. Jisai sako, žinai, kad tu pražūtum, kad tu prasmektum, apie pragarą galima sakyti, kad tu prasmektum pragare su savo pinigais. Tu negali turėti net mažiausios dalies visame šitame, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje yra neteisi. Ir čia mes matome, kad Petras jau eina ir kalba apie širdies reikalus, kad sako, tavo tokios mintis yra visiškai priešingos Dievui. Ir aišku, mes žinome Mato Evangelijoje 16 skyriuje, kada Jėzus paklausė mokinių, kuo jūs mane laikote, Jėzui Petras pats pasakė, tu esi Dievo sūnus, gyvojo Dievo sūnus, ir Jėzus pasakė Petrui, čia ne kūnas ir kraujas tavo preiškia, bet Dievo dvasia tave įkvėpė. Ir kai Jėzus kalbėjo apie tai, kad jo laukia mirtis ant kryžiaus Jeruzalėje, Petras bandė sakyti, tai nereikia tau eiti į tą Jeruzalę, tarnaukim kažkur kitur. Jėzus iš karto pasakė, atsitrauk nuo manęs šėtone, nes tu negalvoji taip, kaip Dievui patinka, bet kaip žmonėms yra sava. Tai čia mes matome lygiai taip pat, magas Simonas įtiki Dievu, lyg ir viskas gerai, bet čia mes matome, kad jo pasirinkimas arba jo prašymas yra visiškai priešingas Dievo karalystiai, Dievo principams. Ir gal nereikia iš pat pradžių imti taip ir iš karto sakyti, koksai, žinai, įtikėjo, pakrikštijo kažkokį tai žmogų, kurio širdis yra pilna, kaip čia pasakyta Petras, kaip sako, pilna tulžies ir yra nedorybės pančiose. Visi mes esame kažkokiame procese, augimo procese. Tai Simonas irgi, bet tradicija, daugiau Biblijoje apie jį nėra minima, bet tradicija sako, kad po kurio laiko Simonas atpuolė nuo tikėjimo ir tapo vienu iš aršiausių krikščionybės priešininkų. Yra siejama, kad jis tapo tas, kuris labiausiai skelbė agnosticizmą krikščionybės pirmaisiais amžiais. Tai mes matome, kad bent jau tradicija kalba apie tai, kad Simonas neišsilaikė tikėjime. Ir aš noriu šiek tiek pakalbėti galbūt apie tai, kas čia vyksta. Pirmiausia, Dievas kalba žmonių kalba. Matome, kad Simonas didysis, Simonas magas, jisai įtiki, nes pamato Dievo galę. Jis supranta tik tais tokią kalbą. Jis supranta galios kalbą ir ta galios kalba Simoną įtikina. Kokios gali būti kitos, ta prasme, ir mes visi turime savo, galima taip pasakyti, kad mes visi turime savo kalbą. Nebūtinai, kad mes kalbame kažkaip tai, bet mes gyvename tam tikrais akcentais, tam tikrais svarbiais dalykais. Pavyzdžiui, Biblijoje aš skaitau apie karalių Nebukadnecarą, ar ne, kuris Danieliaus knygoje, jisai buvo karalius ir kada susidūrė su Dievu, jo išpažinimas buvo toks, viešpats yra karalių karalius, jisai karalystę duoda kam nori, jo valdžia yra begalinė. Jis kalba tai, kas buvo jam aktualu, jisai buvo karalius, jis užsiėmė savivalę ir pamatė, kad iš tikrųjų yra Dievas, kuris irgi gali su niekuo nepasidaręs priimti kažkokius sprendimus. Ir jį tai įtikino, jis suprato šitą kalbą. 3 išminčiai ieškojo Jėzaus, jiems įdomu buvo paslaptis, pranašystės ir jie per tai atėjo ir surado Jėzų. Abromui labai reikėjo, jo žmona buvo nevaisinga ir reikėjo palikuonių ir Dievas atėjo pas jį sakydamas, aš padarysiu iš tavęs didelę tautą. Hagara, pavyzdžiui, kada buvo išmesta iš Abromo šeimos, sėdėjo viena kažkur dykumoje, jautėsi apleista, niekieno nematoma ir nepastebėta, Dievas atėjo ir prisistatė jai kaip Dievas, kuris mato. Žydai Egipte, pavyzdžiui, buvo išnaudojami ir Dievas pas juos atėjo kaip galingas gelbėtojas. Nikodemas pas Jėzų atėjo ir sako, mes žinome, kad tu esi didis mokytojas, per tave kalba Dievas. Jam rūpėjo mokymas, Dievo tiesa,
Biblijos aiškinimas ir jisai Jėzuje matė kaip mokytoją. Moteris, kuri 12 metų sirgo kraujoplūdžiu, Evangelijose rašoma apie tai, jinai atėjo ir prisilietė prie Jėzaus drabužio galo ir taip įvyko stebuklas, jinai buvo išgydyta. Jinai pas Jėzų atėjo per kančią, per išgydymo ieškojimą. Ir iš tikrųjų Dievas pas Petrą atėjo kaip žveja, jam leido pagauti daug žuvų ir Petras, pamatęs tą didelį laimikį, pasakė Jėzui, sako, aš nusidėlis, pasitrauk nuo manęs. Tai jį įtikino. Ir mes visi turime savo kalbą. Pavyzdžiui, aš atėjau pas Dievą, man kas rūpėjo, man reikėjo aiškumo, man reikėjo kažkokios struktūros, kažkokio stabilumo. Ir kai Evangeliją išgirdau, kas mane labiausiai patraukė, pranašystės, kad Dievas mato ateitį, jisai kontroliuoja. Man tai buvo tokia ramybė, man tai buvo taip gerai, kad staiga viskas man aišku. 10 Dievo įsakymų, struktūra, tiesa yra, nereikia kažkur blaškytis, nereikia kažko kitų klausyti, kažkas pasakoja. Yra Dievas, kuris kalba, jis turi tą tiesą ir ta tiesa yra kaip pagrindas. Aš nežinau, aš aišku, čia dabar tai bandau nupiešti, kad viskas yra labai paprasta. Visi mes turim savo kalbą, Dievas pas mus ateina. Aš suprantu, kad Dievas labai įvairiai veikia. Mes sąmoningai kai kurių dalykų net nesuprantame, paskui tik žiūrėdami atgal galime matyti, kaip Dievas beldėsi į mūsų širdis. Bet manau, kad Dievas pirmiausia prabyla mūsų kalba tam, kad būtų aktualus, nes priešingų atveju jisai mums nebus aktualus. Pavyzdžiui, mano žmona įtikėjo, nes į jos maldą buvo atsakyta. Aišku, kelionė buvo ilga ir ilgesnė, į jos maldą buvo atsakyta, jos širdies tuštuma buvo užpildyta. Ir aš matau, kaip jinai suprato. Ir aš matau, kaip netgi dabar jai svarbu, kad mes kartu melstumėmės bažnyčioje, labai svarbu nepamiršti maldos, nes tai yra jos kalba. Visi mes turime savo kalbą. Tai mano tokia kaip asmenybės kalba buvo prasmės kalba ir man labai svarbu matyti Dievo veikiantį istorijoje, kad Dievas yra patikimas, kad aiškios yra taisyklės ir aišku, ta bendrystė bažnyčioje irgi man buvo labai, kad nesijauti vienas, nesijauti vienišas. Tai, kaip ir sakau, gal nepavyks pamatyti kažkokio tai labai aiškaus dalyko, bet Dievas kalba mūsų kalba ir Simonui Magui, jisai kalbėjo jo kalba. Gale buvo jo žodyno dalis, galios rodymas buvo jo darbo įrankiai ir kada Dievas atėjo su savo gale, su stebuklais, Simonas įsiklausė, jisai priešingų atveju net nebūtų išgirdęs. Ir Simono kalba buvo galios ir pinigų kalba, tai jisai labai aiškiai matosi, kada jisai pasiūlė apaštalams, aš sumokėsiu už jūsų, jeigu jūs man duosite tą galią, kitiems dalinti tą galią, tai jisai labai aiškiai žinojo tą galios transakcijas, mainus, kaip tai vyksta, bet Dievas kalba mums mūsų kalba, bet atėję pas Dievą mes turime išmokti Dievo kalbos. Tai įsiklausyti Dievo kalbą ir tai, manau, yra labai svarbus dalykas. Dievas nenori, kad mes pasiliktume savo aido kambaryje, galvotume, tai, kas man svarbu, tai yra svarbiausia. Dievas nori, kad mes išgirstume jo žodžius, išgirstume jo kalbą, mokytumėmės jo žodyno, mokytumės ne vien tik tais kalbėti ir gyventi per tai, kas man svarbu, per tai, kas man aktualu, bet mokytumėmės išgirsti Dievą, gyventi tokiame dialoge. Kodėl aš apie tai kalbu? Kodėl aš apie tai kalbu? Nes tai, kas mus priartina prie Dievo pačioje pradžioje, jeigu mes būsime neatsargus, tai gali mus nuvesti nuo Dievo. Kaip Simonas, ar ne? Jis atėjo pas Dievą per galę, galia buvo tas, kas patraukė Simono dėmesį ateiti pas Dievą, bet tas galios siekimas atėjus pas Dievą pradėjo trukdyti. Ir tai buvo širdies klausimas, tai buvo problema. Kodėl tas pirkimas tos šventosios galios
šventąją dvasią kitiems dalinti buvo toksai blogas dalykas. Na, todėl, kad Simonas gal iki galo pats tai nesuprato, bet mes turime tokius, ar ne, netgi pasakymus, klientas yra teisus, kas moka pinigus, tas užsako ir muziką. Iš tikrųjų, čia yra kontrolės klausimas, ar ne? Mes, kada ateiname pas Dievą, Dievas dažnai, kalbėdamas mūsų kalbą, atliepia mūsų, širdies poreikius, jie būna, legitimus, aktualūs ir su jais viskas gerai, bet jie dažnai būna savanaudiški, dažnai būna sumaišyti neaiškių motyvų, dažniausiai tie motyvai yra, egoistiški tie motyvai ir Dievas turi mokyti, kviečia mus mokytis. Bet Simonas, žengdamas tuo keliu, kad aš susimokėsiu, jisai lyg ir sako, taip, kad aš noriu išlaikyti kontrolę. Aš noriu kontroliuoti, kad piniginę atidaryti yra lengviau negu širdį atverti. Bet Dievui nereikia tos piniginės iš esmės, kad mes atvertume ir aišku, nenoriu suabsoliutinti ir sakyti, kad dosnumas, pavyzdžiui, nėra ir palaima ir žmonėms, tiems, kuriems dosnumas yra rodomas, ir pačiai širdžiai, kuri yra dosni. Bet čia konkrečiu šituo atveju Simonui buvo paprasčiau atverti piniginę negu širdį Dievui. Ir Petras, matydamas, sako, čia širdies problema, čia yra pavojingas kelias. Jeigu šituo keliu eisi, su savo pinigais prasmeksi. Tai matome, kad pinigai leidžia išsaugoti tą galę, tą kontrolę. Ir čia yra Simono kelias, kuriuo Simonas eina, ir čia yra pavojus. Galia, kuri patraukė dėmesį Simonui ir Simonas įtikėjo į Jėzų, ilgainiui ėmė kliudyti. Nes jisai atėjo su tuo tokiu, senu, kūnišku galios supratimu ir galvojo, kad, tiesiog, aš galiu ir toliau gyventi su netgimusia širdimi, dabar Dievas parodė galią, dabar aš toliau galiu jau ir pats kažkaip tai gyventi, kažkaip tai daryti. Ir čia yra, ir kaip aš, pavyzdžiui, sakau, žinai, ta kalba, kurią Dievas kalba, mes išgirstame ir tai paskatina mus ateiti pas Dievą, bet ilgainiui tai gali trukdyti. Nebūtinai ilgainiui tai gali trukdyti, bet jeigu mes neatsargus, tai gali mums trukdyti augti Dievo pažinime, įsišaknyti Dievo karalystėje. Ir pavyzdžiui, jeigu žmonės ateina, juos patraukia Dievo galia, ir pavyzdžiui, Dievas nėra vien tik tais galia, Dievas yra ir nuolankumas. Ir Dievas ateina ir kviečia mokytis nuolankumo. Ir jeigu žmogus tik tais apie tą galę galvoja, jam tos Dievo pamokos kliudys, trukdys. Ir galų gale žmogus sakys, aš nenoriu net su tokiu Dievu. Aš galvojau, kad Dievas yra galingas ir galia. Bet Dievas sako, bet aš ir nuolankus, ir silpnas, ir pažeidžiamas. Ir žmonės gali tiesiog tos Dievo savybės tiesiog būti atgrasios, nes tie žmonės bando, kažką naują įpilti tai, kas yra jų širdyse sena. Arba, pavyzdžiui, žmonės gali patraukti Dievo paguodą, kad Dievas guodė, žinai, ateina ir padeda ten tavo kažkokiose problemose. Bet kitą kartą Dievas ateina ir sako, dabar yra laikas mokytis ištvermės. Ištvermės. Ne iš karto gauti tą paguodą ir nusiraminimą savo širdžiai, bet galbūt pabūti su ta kančia arba pabūti tokioj tarpiniai būsenai, nežinioj. Dievas ugdo žmoguje ištvermę. Ir kai kurie žmonės sako, žinai, nenoriu. Aš noriu, kad dabar guostum, atsakytum į mano maldas, bet man ištvermės nereikia. Dievas pradeda kalbėti kitą kalbą ir žmogus nenori girdėti. Pavyzdžiui, žmogus ateina, buvo Dievo priimtas, kad Dievas priima žmonės tokie, kokie esate, ateikite, aš jūs priimu, neteisiu. Bet tada po kurio laiko Dievas ima ir sako, pradeda liesti mano gyvenime nuodėmę kažkokią tai, kuri yra nesuderinama su Dievo charakteriu, su Dievo karalystė ir galų gale trikdo santykius mano tarpusavyje. Ir jeigu aš tik tais įsileidžiu vieną kalbą, paguodos, priėmimo kalbą, bet neįsileidžiu, kai šventoji dvasia ateina kaltindama ir parodydama man nuodėmę, tai gali tapti man suklupimo akmeniu. Arba, pavyzdžiui, žmonės patraukė bendruomenės šilumą, atėjo ten visi mylintis, kaip faina, kaip gera. Jie tą kalbą suprato bendrystės. Bet kada Dievas sako, žiūrėk, tau reikės priimti
žmonės, kurie netobuli, bažnyčioje irgi tokių yra, mokytis jiems atleisti, pradėti tarnauti, ne tik apie save galvoti, kad tau šiluma yra rodoma ir tau reikės mokytis mirti savo, tada žmonės ima galvoti, ne, žinai, man tokia Dievo kalba man nepatinka. Dėl to aš kalbu apie tai, kad Simonas išgirdo Dievą ir suprato, apie ką Dievas kalba, rodamas galę. Bet paskui Dievas sako, žiūrėk, tau reikia tą galę ir paleisti. Dievas yra galingas, tu negali Dievo kontroliuoti. Aš nežinau, kaip viskas baigėsi, bet žinau, kad kartais žmonės yra kurti ir nenori klausyti to kito Dievo balso. Aš jau kaip minėjau, man, pavyzdžiui, buvo prasmės klausimas, ar ne, kad Dievas atnešė prasmę per pranašystės, per Dievo žodį. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, man būna sunku, kada aš klausausi, kaip mano pranašystės supratimą kas nors greuna. Arba sako, ne, taip nėra, va kaip turi būti. Ir man kitą nuomonę įsileisti yra labai sunku, nes mano pamatas yra drebinamas. Man reikia to užtikrintumo, man reikia to tikrumo. Kai žmonės pradeda abejoti Dievo žodžiu, aš pradedu galvoti, tai gal iš tikrųjų čia nieko tikro, čia gal tik mano įsivaizdavimas, aš atėjau pas Dievą per tai, bet jeigu išgirstu žmonės, ir tada yra noras laikytis, tapti tokiu fundamentaliu tikinčiuoju, kuris neįsileidžia jokių kitų nuomonių, tik tais laikosi savo, nes tai yra jo saugumo, tai yra jo saugumas arba bendruomenė, man labai svarbu bendruomenė. Ir kada, pavyzdžiui, bažnyčiai pas mus buvo ne praeitą ar užpraeitą, bet aš žinau, kad tai persekioja mane per visą krikščionišką patirtį. Žmonės neteina į susitikimą kažkokį, tai maldos susitikimą. Arba bažnyčiai buvo taip, kad sirgo ir ten mes buvome keliese. Ir aš tada jaučiuosi toks vienišas, niekam neįdomu, Dievas nebeveikia, nes žmonės nebeteina. Nes aš taip suprantu, man yra gera patirti Dievą, kai yra daug, kai yra šurmulys bažnyčioje, bet kai yra mažai žmonių, mano tikėjimas pradeda taip drebėti. Bet aš čia turiu mokytis. Mano kalba yra vienokia, bet kada Dievas atneša pusiausvyrą, kalbėdamas kitus dalykus, mokydamas mane žiūrėti į, tarkim, į pačias pranašystės, gilintis, kaip turi būti, kaip tas Dievo apvaizda veikia gyvenime. Dievas moko mane ir kiekvieną iš mūsų. Dėl to apaštalas Paulius laiške romiečiams 12 skyrius 1 eilutė berods yra pasakė, sako, nebūkite panašus į šį pasaulį, bet atsinaujinkite savo proto dvasia. Kodėl tai yra labai svarbu? Dažnai mes Dievą bandome įpilti į savo seną gyvenimą. Jėzus yra pasakęs tą palyginimą. Luko Evangelijoje 5 skyriuje sako, niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesuva jo ant seno. Šitaip ir naują suplėšo ir senam netiktų lopas iš naujo. Taip pat niekas nepila naujo, jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų senus vynmaišius ir pats būtų sugadintas. Ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Tai mes turime tą tokį širdies problemą, kad Dievo žinia, tai kas Dievas ateina, mes kaip Simonas magas pilame į seną supratimą ir galvojame, kad užteks. Dievo žinia, Dievo naują gyvenimą mes galime sutalpinti senuose įsitikinimuose, senuose įpročiuose, sename gyvenimo būde. Bet Dievas sako, ne, turi keistis širdis. Ir ta širdis keičiasi kaip? Tas naujas vynmaišis. Ką reiškia tas naujas vynmaišis? Tas naujas vynmaišis tai reiškia mąstymo keitimas, bandymas suprasti patį Dievą. Širdies, kaip ir apaštalas Petras Simonui pasakė, čia širdies problema, tavo širdis yra nedora. Tai prašymas Dievo to širdies pasikeitimo, kad ne Dievas atitiktų pagal mano įsivaizdavimą, bet kad aš plėščiau savo įsitikinimus ir savo širdį pagal Dievą, kad Dievas čia tilptų, o ne Dievą karpyčiau, kad sutalpinčiau į savo senus vynmaišius. Tai ką daryt? Simonas norėjo priimti galią, bet nenorėjo atsakyti savo seno santykio. Norėjo Dievo galios, bet nenorėjo atsisakyti savo seno santykio su galia.
man reikia bendrystės, prasmės, bet man gali būti sunku atsisakyti savo seno įsitikinimo, tokio kontroliuojančio, su polinkiu į fundamentalizmą, į tokį gal netgi įstatyminiškumą galbūt. Mokytis malonės, mokytis priėmimo man reikia. Ir apaštalas Petras labai aiškiai pasakė, sako, melskis, atgailauk. Tai atgaila, ką Dievas sako, kad mes turime melstis. Turime prašyti Dievo atleidimo. Dievas į mūsų gyvenimus prabyla mūsų kalba ne tam, kad taptų mūsų tarnu, o tam, kad mus pakviestų ateiti paskui save ir mes mokytumėmės gyventi taip, kaip Jisai. Čia galima prisiminti Mato Evangelijos 11 skyrių, 25 eilutę, nuo 25 eilutės aš tai paskaitysiu. Jėzus kalbėjos Dievui, meldėsi, sako, šlovinu tave, Dieve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o visą preiški šitiems mažutėliams. Jisai kalba apie apaštalus, apie tuos, kuriuos jį sekė. Nes taip, Tėve, tau patiko. Viskas man duota tėvo ir niekas nepažįsta sūnaus kaip tik tėvas ir tėvo niekas kaip tik tais sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane, visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Štai mūsų kalba. Dažniausiai mes pas Dievą ateiname savo poreikius tenkindami. Mes esame vargstantis, prislėgti ir Dievas mus atgaivina. Ir viskas su tuo yra gerai. Dievas prabyla per mūsų poreikius, per tai, kas mums yra aktualu. Ir tada Dievas sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus, nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Matome, kad atgaiva yra iš dviejų dalių, ar ne? Ateini pas Dievą, sakydamas, Dieve, man blogai, aš nebegaliu, aš nebesusitvarkau, man reikia tavo pagalbos ir Dievas padeda. Ir tavo siela yra atgaivinama. Bet mes tame poilsyje, toje atgaivoje augame, mokydamėsi iš Dievo romumo ir nuolankumo. Ir Dievas sako, imkite ant savęs mano jungą, nes mano jungas švelnus ir mano našta yra lengva. Tai atgaila savotiškai yra suvokimas savo prisirišimų, suvokimas, kad tu esi ribotas, kad mūsų širdyse nuodėmė slypi netikėčiausiose vietose ir giliausiose tarpekliuose ir pripažinimas, kad Dievas yra mylintis, atleidžiantis, priimantis, išmintingas ir prašymas Dievo, kad Dievas apvalytų mūsų širdis ir mes, ne Dievą lenkiame į save, bet atgailoje mes ateiname pas Dievą suprasdami, kad mes esame tas trumpas lasdos galas, mes esame tas liepto galas, mes esame tie, kuriems reikia augti ir tobulėti. Aišku, tai nereiškia, kad mes visą laiką turim kažko atsisakyti, visą laiką kažkaip tai save riboti ar atriboti nuo kažkokių tai palaimų, išsižadėti savo poreikių. Kada Simonas Petras atėjo pas Jėzų ir sako, štai čia Mato Evangelijos 19 skyriuje, sako, štai mes viską palikom. Kas mums iš to, Jėzau? Ir Jėzus sako, iš tiesų, sakau, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 giminių ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100-eriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Jėzus kalba apie tai, kad tas mūsų išsižadėjimas kontrolės iš Dievo, kad aš imu, žinai, tas simonija, ar ne, mes matome, kaip subtiliai tas simonija persismelkia ir į mūsų gyvenimus, kada mes bandome kontroliuoti, bandome tai, ką Dievas davė, bandome kontroliuoti, kažkaip tai bandydami užtikrinti savo gerovę ir kada Dievas sako, žiūrėk, aš patenkinsiu tavo poreikius, bet tu turi paleisti, tu turi išmokti paleisti. Ir iš tikrųjų, ta simonija, mes dabar tokių simonijos pavyzdžių net nematom, ar ne? Aš sakau, čia viduramžiais tai buvo.
kada perkamos būdavo pareigos, aš kažkaip galvoju, galbūt Scientologijos bažnyčia, net nežinau, ar ją galima vadinti bažnyčia, jinai galbūt galima būtų pasakyti kaip kažkoks tolimas Simonijos pavyzdys, nes ten yra, tu turi už tobulėjimą, už augimą, kažkokiame tai, už dvasinį tobulėjimą turi mokėti pinigus, tu susimoki pinigus ir tu, žinai, kažkaip tai tobulėjai. Bet šiuolaikinės tos formos gali būti labai įvairios. Pavyzdžiui, aš kaip pastorius, man gali patikti pastorystė, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, aš žinau su tuo ir kovojau ir žinau, kad tai yra mano širdyje, kad gali patikti mano autoritetas, man gali patikti mano valdžia, man gali patikti mano balso tonas ir kad žmonės klauso ir užsirašinėja, kai aš pamokslauju. Bet tai yra tai, ką Dievas davė, aš tai paverčiu prieke savo. Yra žmonės, kurie nori, pavyzdžiui, kaip ir Simonas Magas, nori turėti, kad į jų maldas būtų atsakyta, kad žmonės kreiptųsi į juos, nes mato, kaip jie gerai meldžiasi, tiki Dievo stebuklais ir galbūt tie Dievo stebuklai vyksta jų gyvenime, bet jiems patinka būti tuo svarbiu žmogumi. Kitiems patinka ligonius lankyti, nes iš to jie gauna, žmonės priklausomi, jiems patinka rūpintis šitais dalykais. Kitiems patinka šlovinti Dievą, bet patinka šlovinti Dievą dėl to, kad jie stovi priekyje, kad jie gražiai dainuoja, jiems patinka tas bendrystės, tas jausmas. Ir jeigu Dievas tuos dalykus iš mūsų paima, daugelio žmonių tikėjimas pradeda drebėti ir čia yra ištyrimas, labai gerai ištirti savo širdį, prie ko aš esu prisirišęs. Ir kas mano tie prisirišimai. Ir čia aš jau einu į pabaigą, einu link pabaigos. Pabaigai norėčiau paskaityti 16 psalmę. Manau, tai, ką Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų. Bet apie prisirišimus, dar jeigu jums bus aktualu, tai dar pabūkite iki galo. Psalmė 16 psalmė, manau, jinai puikiai labai tinka šitam šiandieniniam mano pasidalinimui. Dovydas rašo, apsaugok mane Dieve, nes pas tave ieško užuovėjos. Sakau viešpačiai, tu mano viešpats, tik tu mano laimė. Kokie šaunūs ištikimieji viešpatie žmonės, būti su jais man didžiausias malonumas. Kas skuba pas kitus dievus, tas daugina savo skausmus. Kraujo liejamųjų atnašų jiems neaukosiu, nei jų vardų savo lūpose netarsiu. Viešpatie, tu man skirtoji dalis ir mano taurė, mano likimas tavo rankose. Man matavimo virvė krito puikioje vietoje, iš tikrųjų nuostabus mano paveldas. Kadangi viešpats mane moko, aš jį šlovinsiu, net naktį mano širdis tai primena. Nuolatos menu viešpaties artumą, jam esant mano dešinėje niekada nedrebėsiu. Todėl linksma mano širdis, džiūgauja visas mano gyvenimas, visa mano gyvastis ir ramiai ilsisi mano kūnas. Juk nepaliksi mane Šeolui, neleisi savo teisėjai matyti kapo. Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą, tavo artume, džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje amžina linksmybė. 16 Dovydo psalmė. Čia Dovydas puikiai iliustruoja, kas yra tikėjimas. Jeigu mes tikime Dievu dėl to, kad kažką gauname, arba mums kažkokia nauda iš to ateina, čia atsiranda pavojus Dievą traktuoti kaip naudos teikėją ir santyki turėti tokį, pragmatišką, tu man duodi, aš tau darau. Jeigu tu man neduodi, aš tada tau ir nedarau. Bet ką Dovydas sako? Tu visa Dieve esi mano laimė, tu man skirtoji dalis, man matavimo virvė, čia aišku, kai žemė būdavo matuojama ir jisai sako, man tas žemės, burtai dėl to žemės, man gera, man puiki šita žemė, nuostabus mano paveldas. Aš nuolatos menu tavo artumą, tavo artume džiaugsmo pilnatvė. Dovydas kalba apie tai, kad Dievas yra tas turtas. Ir jis sako, jeigu aš tave turiu, man visko sočiai. Man patinka, ką tu mokai, aš noriu su tavimi būti. Tai taip, Petrą prisimenant, Petro į Jėzus sakė, tai aišku, kad tu visko gauni, tu visko, iš Dievo visko, tai, ko tau reikia, Dievas atkreips dėmesį, atlieps tavo poreikius. Ne taip, kaip tu galbūt įsivaizdavai, bet taip, kaip yra tau bus geriausia. Bet labai svarbu mums išmokti kalbėti su Dievu, susikalbėti.
Ne tik kalbėti tai, kas mums aktualu, bet išgirsti Dievą. Ir Dovydas čia puikiai sako, kad jam didžiausias turtas, atradimas yra Dievo artumas. Dievas ne visas mūsų maldas atsakys dėl įvairiausių priežasčių. Gyvenam nuodėmingoje žemėje, patys esame nuodėmingi. Daug dalykų čia nėra taip, kaip Dievas norėtų, bet ką Dievas sako, visose išbandymuose aš galiu būti tas palaikymas ir būti kartu su tavimi. Tai Simonui ką reikėjo išmokti? Ką Simonui reikėjo išmokti, tai nuolankiai priimti Dievo mokymasi ir eiti tuo keliu. Neieškoti naudos, nepaversti savo dvasinio gyvenimo naudos siekimo. Ar tai būtų naudos siekimas iš žmonių, dėmesio, ar ten pinigų, ar ten, užuojautos, gerovės, dėl to, kad aš esu dvasingas, dėl to, kad aš ten skaitau Bibliją, dėl to, kad aš einu į bažnyčią. Tas naudos siekimas. Tai Simonas nežinom, tradicija sako, kad jisai susikūrė savo religiją, paliko krikščionybę, tapo jos priešu. Dantė nagrinėja tą problemą didelę bažnyčioje viduramžiuose, kur pinigai valdė, įtaka valdė ir žmonės pamiršo, kad yra pašaukti tarnauti be jokio atlygio, mylėti savo priešus, dalinti išmaldą, kai kairė nežino, ką daro dešinė, vaikščioti Dievo keliais ir kalbėti jo žodžius. Bet daugelis žmonių tiesiog yra užstrigę savo pačių pasakojime, savo pačių žodžiuose, savo pačių įsitikinimuose ir Dievą tiktais mato tiktais tiek, kai jis pataiko, tos bangos pataiko į jų diapazoną. Bet Dievas sako, plėskit žodyną, plėskit tą diapazoną, ateikite, mokykitės iš manęs, nes aš esu nuolankus ir romios širdies ir jūs rasite savo širdims atgaivą. Tai tiek čia noriu sustoti, tai noriu padėkoti, jeigu klausėtės, aš tikiuosi, kad tai buvo aktualu. Tiems iš jūsų, kurie esate šio kanalo rėmėjai, šios tarnystės rėmėjai, aš norėsiu pakalbėti jau jums atskirai apie įsitikinimus, kaip atpažinti savo prisirišimus ir kaip su tais prisirišimais kaip iš tų prisirišimų išsivaduoti, jeigu taip galima pasakyti. Tai tokie du dalykai, kaip juos atpažinti savo netinkamus prisirišimus ir kaip nuo jų išsivaduoti. Tai čia šitas turinys bus jau skirtas tiems, kurie yra mano rėmėjai.